Išrinkta viena aktyviausių mokyklų Lietuvoje, vertinant bendradarbiavimą su tėvais. Apie Alfonso Lipniūno mokyklą jau pradėtas kurti metodinis filmas, kuris, kaip pavyzdys, keliaus po visas šalies mokyklas. Šeima lyg židinys. Jei kurstysi bendravimą lyg liepsna, ji gyvuos. Tuo ir vadovaujasi Panevėžio Alfonso Lipniūno mokykla, siekdama įvairiapusiško bendradarbiavimo su mokinių tėvais. Čia ne tik vyksta šeimos savaitės, tėvų dienos, mokinių tėvai netgi veda pamokas, dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose. Vienas iš mūsų strateginių prioritetų tai yra bendradarbiavimas su tėvais. Ir būtent šis prioritetas ir paskatino mus dalyvauti projekte T-klasė. Kadangi projekto T-klasė ir mūsų mokyklos tikslai sutampa, tai yra tėvų įtraukimas į veiklą, į mokyklos veiklą. Manau, kad tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą skatina ir mokinių mokymosi motyvaciją. Mokytojai bendradarbiaudami daugiau su šeima gali geriau pažinti mokinį, jo aplinką, sužinoti apie jo interesus, pomėgius. Panevėžio miesto Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla paskelbta aktyviausia mokykla Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomame projekte T-klasė. Alfonso Lipniūno mokykla taps pavyzdžių kitoms šalies mokykloms, kaip reikia skatinti tėvus įsitraukti į mokyklos gyvenimą, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą. Mes laiką sakome, jeigu neįdėsi, tai ir neišimsi, ar ne? Tai matome, kaip jie gražiai dirba su tėvais ir šiandieną yra labai daug gražių pavyzdžių šitoje mokykloje, ką mes ir atėjome įamžinti, nufilmuoti, iš to sukurti metodinį filmą ir visą tą gerąją patirtį skleisti toliau po kitas Lietuvos mokyklas. Mes labai tuo didžiuojamės, vis dėlto tapti Lietuvoje aktyviausia mokykla, tai manau, kad kiekvienai mokyklai būtų didelė garbė, o tapti aktyviausia už nieko netaps, tikriausiai reikia parodyti savo veiklą, o mes tą ir darome nuolat. Rodome, dalinamės patirtimi. Projekto koordinatorė mokykloje džiaugiasi, kad visa mokyklos bendruomenė yra labai iniciatyvi. Tėvai noriai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, tai įrodo ir ši mokyklos ir šeimos diena, kurios metu netrūko veiklos nei vaikams, nei tėvams, nei pedagogams.